kai prasileidot pirmus 2 įvarčius, atsiminiau seną gerą sieną, kuri gali laimėti prieš geresnės komandas, kada reikia rinkti taškus, tada jie prasileidžia įvarčius. Nu, nežinau, šį kartą turbūt tiesiog nežaidėm pirmam kėlinį. Vaikščiojom, iš esmės jo nešventėm anksčiau laiko. Nebuvo visiškai judėjimo, toks jausmas, kad ne tai, kad neįvertinom varžovą, bet tiesiog neįvertinom. Tiesiog toks pasivaikščiojimas buvo. Nu, turbūt net ne tai, kad tik tai po įvarčių, bet iki pirmo kėlinio pabaigos iš esmės nežaidėm. Paskui jau mes gynyboje pastatėm 2 gynėjus. Ir grynai bandėm valdyti kamuolį, nes iš esmės pirmam kontrolę atidavėm jiems. Paskutinės 20 minučių parodėt, ką reiškia eit lemiamo šturmo, ar ne? Nu jo, tai gaila. Ar patys nesistebėjot, kaip tas kamuolys nelėkė į vartus? Stebėjomės, nes daug progų buvo. Nepramušėm, bet reikia pripažinti, kad ir kamuolys labai šokinėja, labai sunku sukontroliuoti, jis turbūt naujas, pripūstas, tai labai sunku suvaldyti iš esmės tokio aikštėje ir galbūt tas neleidžia užbaigti atakų iš tikrųjų. Tai sunku labai perdavimus duoti trumpus, tikslius, tai tas davė savo. Bet turbūt ne pagrindinė priežastis. Ne, priežastis aš sakau, stovėjom iš esmės pirmam kėlinį, prasileidom vėlgi, negalim sakyti, kad ten kažkokia tai labai jau taktinė klaida, ten dėl nežaidimo, iš esmės prasileidom elementarioje pozicijoje, tai yra gynėjai suklydo su vartininku, susipainiojo ir paliko kamuolį mušti tuščius vartus. O baudą, kai mušė, tai vėlgi dar senelė buvo nepastatyta, iš esmės pramušė nesustojo seneliai, nu, vat ir praėjo per tą tarpą tarp žmonių. Tai... Emocijos gale. Emocijos, man atrodo, buvo visų rungtynių metų. Iš esmės, turiu pasibėti, kad nelabai valdė, turbūt anksčiau reikėjo pradėti dalinti kortus, nes iš esmės tendencija buvo per kojas daužyti. Ir turbūt abi komandos pasigavo tą patį žaidimą, tai tuo ir baigėsi. Tai vieną kartą ir jūs Fortūna lydėjo? Jo, šiandien pasisekė. Pirmieji mušėm 2 įvarčius ir paskui gynybą, bet galėjome ir praleisti. Bet šiandien pasisekė mums kažkaip tai. Kas labiausiai lėmė tą tokį, sakykime, karštį rungtynių pabaigoje? Karštis buvo, teisėjavimas. Nelabai geras buvo teisėjavimas ir visi pradėjo karščiuotis. Bet tai čia iš abiejų komandų bus? Jo, taip, iš abiejų komandų taip ir buvo. Bet mes šiandien laimėjom ir aš patenkintas šiandien. Ne paskutinis kartas? Ne, turime eiti į priekį dabar. Tiek rungtynių be praleistų įvarčių, čia viskas statot ant gynybos? Rekordas? Nežinau, gerai ginamės, pavyks užpult, viskas gerai. Tampa ta savotiška VVG versija prieš keletą metų? Nežinau, turim gerus gynėjus, turim gerus puolėjus, gerą komandą, tai nemanau, kad vien tik ginamės, bet gynyboje pas mus gerai dirba. Kaip šiandien rungtynės? Iki pirmo įvarčio labai žaidėm atsargiai ir viena ir kita komanda. Daugiau jie leido mums žaisti pirmų numerių. Tai pasisekė išpildyti vieną situaciją dėkingą, o po to truputį leidom jam pažaisti, vos neprisižaidėm aišku, bet antras įvartis išgelbėjo antrą kėlinį beveik pabaigoje. Kas buvo lemiamas veiksnys šiose rungtynėse, kad neatsilaikėt? Nežinau, galbūt tas antras įvartis toks kažkaip tai visai neblogai atrodė, visi nusiteikę vaikų parke dėl pirmo ten to įvarčio nebuvo. Ir taip tokį paprastą lengvą gavome ir jau šiek tiek buvo. O čia varžovai atrodė geresni ir šiaip, ar jums taip neatrodė, būnant aikštėje? Ne, varžovai tikrai labai gerai atrodo, Oniksas nepamenu, kada blogai šitą atrodė. Ir mes apylygiai visada kažkaip su jais pastovėdavom. Dabar irgi apylygiai, sakykime, stovėjom, ir paskui, kaip sakė kolegos iš komandos, jau kai pradeda mušti, jie ten įmuša daug. Tai mes jau taip irgi atsileidom ir leidom jau taip. Šiaip, jeigu nežiūrėtumėm į rezultato, į žaidimą, jis keičiasi jūsų komandos per tą, kiek čia dabar 3 rungtynės? Keičiasi labai. Šiandien susirinkom labai gerai. Susirinko praktiškai jau topinė komanda, tik tai dar šiek tiek nėra sužaidimo, nes, kaip sakiau, pusė komandos yra naujos. Tai vis tiek dar nesusidarinam kažkas kažkur, bet jau šiandien vis tiek atrodė, manau, daug geriau negu pirmasis 2 sudėjus. Turbūt galim sakyti, kad buvot visą galvą geresni už varžovus. Kad jau stengiamės, tai tikrai, o manau, kad rezultatas atspindi jau mūsų visą galvą aukščiau. Kur įvyko lūžis? Lūžis gal įvyko, jie gal mažai turėjo keitimų, o mes buvom pilnai susirinkę ir tiesiog bandėm fiziškai stipriai spausti, greitą žaidimą bandėm taikyti
taip ir gavosi. Kaip čia pas jūs tai buvo? Sezono pradžioj toks prastas rinkimasis, bet pastarosios 2 rungtynės kai įspūdingas. Manau, kad visi jau buvo tikrai pasiilgę to futbolo ir susirinko tik tada, kada jau galėjo, o pirmos kelios varžybos gavosi taip, kad nieko nelaimėjom, taip vailai prasileidom paskutinės ir nutarėm jau net paprašyti visų, kad gerai rinktųsi ir turėti pilną komandą. Ar žaidimo kreivė jūsų ekipos kyla į viršų ar ne? Jo, nes priklauso tai, kad atėjo keli nauji žaidėjai ir susižaidimo tas laikas jau eina į viršų ir gaunasi taip, kad susižaidžiam ir į priekį. Tai kur įvyko rungtynėse lūžis? Stebint pirmą kėlinį, kai nepataikėm gal 3 kartus iš eilės tokių labai gerų progų, prisiminiau praeitų metų varžybas, kai Su jais. Būtent su ŽV pirmos varžybos buvo, mes labai gerai buvom nusiteikę, nes jautėmės pasiruošę ir mušėm ir nepramušėm, praleidom įvartį ir pralaimėjom ŽV. O patirtis rodo su ŽV, kad jeigu įmušam vieną antrą, tai dažniausiai įmušam labai daug. Tai po to pirmo įvarčio palengvėjo man bent jau. Vis gerai. O prie rezultato 2-1? Ne, nebuvo jau, nes, aišku, padarėm vieną klaidą, bet kaip matė žiūrovai, turbūt kontroliavom šitas varžybas ir ŽV šiandien, vis dėlto buvo biškį silpnesnė komanda nei praeitais metais, bent jau su mumis žaidžiant. Šiaip žiūrint tą visą jau prabėgusių rungtynių ciklą, kyla jūsų žaidimas į viršų? Neblogai žaidžiam, nes turbūt nepralaimėjom gal jau 6 ar 7 varžybų iš eilės, labai gaila, kad traumas ir šiandien gavom vieną traumą, todėl žaidimas gal ir būtų neblogas, bet kol kas labai trukdo traumas. Kur sugriuvot? Sugriuvom turbūt, mes nesusirinkom visų pirma, atidavėm visas jėgas, noriu padėkoti visiems žaidėjom, kovėmės kiek galėjom, pagal tai, kaip susirinkom, sukovojom, aš priekaištų neturiu, o rezultatas tikrai atspindi tai, kas vyko aikštelėj, nes neskaičiau, bet berods tik su Vilkais 65% ten ir atvažiavo. Anąkart buvo. Bet žodžiu, šiandien neturėjom jokių šansų, pagal tai, kas išėjo į aikštelę. Aš pamenu tavo paties pasisakymus apie Dinerį, ar šiemet tie pasisakymai keičia kažkiek foną ar ne? Dėl to, kad mes pralaimėjom? Apskritai, dėl šios komandos žaidimo. Ar jisai... Ar šiemet Dineris yra stipresnis, nei tarkim pernai? Pagal sudėtį, va šiandien, kas išėjo į aikštelę, dar tam trūksta, kiek supratau, poros svarbių, tai jeigu jie susirinktų, susižaistų, manau, gali, aišku, kad gali, jie stipri komanda, faktas. Ar šiandien Vilkai parodė savo lygį, ar vis tik tas nesusirinkimas? Parodėm tą lygį, kaip susirinkom, mes kitaip ir negalėjom žaisti, nes daug svarbių nebuvo žaidėjų, labai daug, 5 gal, ar 6, nesakau, kad jeigu jie būtų, mes būtumėm laimėję, bet manau toks rezultatas ir žaidimas, mes pavargom, iki pirmo įvarčio dar kovojom, dar atžaidėm ir turbūt pasibaigė gal jėgos. Tas įvartis antram kėliny greitas, turbūt pirmą taką, jėgos baigė.